Prancūzijoje? Aš studijavau kino meną Sorbonos universitete ir paskui baigiau magistratūrą, būtent režisūrą, scenarijų ir prodiuseriavimą. Iš pradžių jūs studijavot, ko gero, teoriškai tą visą dalyką, teorinę dalį, taip? Tai nebuvo tik teorija, buvo ir praktika tuo pat metu, bet tai buvo daugiau toks bendras išsilavinimas apie kiną. Tai nebuvo kažkoks tai kryptingas išsilavinimas. Ta prasme, mes ir studijavome ir scenarijų, ir režisūrą, ir kino teoriją, ir istoriją, žodžiu, viskas buvo vienoj krūvoj. O paskui magistratūroje buvo daugiau kryptinga, mes turėjome tokį projektą, sakykime, dokumentinio filmo projektą, ir mes jį režisavome, ta prasme, grupelėmis ir turėjome patys jį suorganizuoti. Kaip jūs iš Šiaulietė buvot kažkada, taip? Kaip jūs atsidūrėt Prancūzijoje ir Sorbonos universitete, sakykime, mes kaip ir kalbėjom, ar sunku šiauliečiui, lietuviui patekti, studijuoti ten? Aš manau, kad kiekvienam šiauliečiui tai yra prieinama, nes aš išvažiavau dirbti kaip auklė su tuo tikslu, kad išmokti prancūzų kalbą, kadangi aš pamilau prancūzų kalbą jau labai senai, išvažiavus, sakykime, dar prieš tai, žodžiu, ne apie tai. Ir, žodžiu, aš norėjau išmokti prancūzų kalbą ir išvažiavau, išmokau ir paskui galvojau grįžti į Lietuvą ir studijuoti teatrą, mokytis teatro studijų Klaipėdoje. Bet paskui pamačiau, kad Prancūzijoje yra daug daugiau galimybių, kad kino kultūra yra labai turtinga ir kiekvienas išsilavinęs žmogus, jisai turi žinoti kažkiek tai kino pasaulio, ypač Prancūzijoje, nes kadangi naujoji banga ir visas kinas yra kilęs iš Prancūzijos, nes broliai Lumière, skaitosi, jie pradėjo kiną su savo tais kamerom. Žodžiu, tai aš nusprendžiau ten pasilikti, kadangi yra ir cinemateka, ir bibliotekos, ir, žodžiu, viskas yra prieinama. Ir susitikti, yra net įmanoma susitikti su žymiais režisieriais ir aš nusprendžiau ten pasilikti. O beje, jūs vaikystėje domėjotės kinu ar teatru, ar svajojot būti režisierė, ar teatro, kino režisierė, aktorė? Aš kinu visą laiką domėjausi, bet taip kaip kažkokia tai pramoga. Kai mano studijų metu, filosofijos studijų metu, aš į kiną labai neigiamai žiūrėjau, kadangi aš buvau tokia rimtuolė, labai mokslus pasinešusi grinai tokia filosofinė prasme. Ir man kinas buvo nerimta, visiškai nerimta. Ir nemaniau, kad kinų galima mąstyti. O Prancūzijoje tas mano požiūris visiškai 100% pasikeitė. Ir dabar, manau, yra daug, tas kinas toksai, bent jau tas, kuris man patinka, yra gilus, mąstantis ir, sakykime, pavyzdžiui, mano mylimiausi režisieriai, sakykime, Coppola, Tarkovskis arba net ir Scorseses arba, sakykime, prancūzų režisieriai Truffaut, Godard, visi tie režisieriai labai giliai mąsto apie kiną. Na, o vaikystėje nenorėjot tapti aktorė, režisierė, nebuvo tokių minčių? Aš iš pat pradžių norėjau būti dailininkė. Aš atsimenu, turėjau tos piešinėlius savo susidėjus ir dabar, man atrodo, ten kažkur yra užslėpti. Aš pradėjau dailės mokyklą, bet taip labai ambicingai, prasme, aš greitai ją mečiau, kadangi aš galvojau, kad tai gadina talentą.
nors dabar tai tikrai taip nemanau. Ir man būtų labai pravertę ta dailės toksai išsilavinimas. O beje, dabar sugrįžkime jau prie studijų. Na, įdomus tikrai dalykas. Kiek kainuoja mokslas, sakykime, studijuoti ten? Man labai liūdna, kad Lietuvoje yra mokamas mokslas. Ir būtent Prancūzijoje aš manau, kad, aišku, Lietuvoje kaip išėjo iš to po komunizmo, aišku, tas komunizmas labai neigiamai atsiliepia Lietuvai ir dabar visi nori to liberalizmo, visi nori ten to kapitalizmo, bet tas kapitalizmas nėra toksai teigiamas. O pavyzdžiui, Prancūzija, tas yra visai kitoks požiūris. Jie daugiau komunistai, daug daugiau komunistai negu patys lietuviai. Ir požiūris į mokslą, manau, kad nepasikeis, aš tikiuosi, kad nepasikeis ir mokslas visą laiką bus nemokamas. Tuo atžvilgiu Prancūzija yra labai pažengusi socialinė prasme. Tai va, studijos, apie kainą mes pakalbėjom, ko išmoksta studentas studijuodamas ten? Šiaip tai studentas, aš jau pasakojau apie 2 prestižinės mokyklas Prancūzijoje, kur galima mokytis taip pat ir lietuviams. Tai yra La Femis ir Louis Lumière. Žodžiu, ten išmokama, žodžiu, grinai pagal specialybės yra atsakymas scenaristų specialybė, režisūros specialybė, prodiuseriavimo specialybė ir skripto mergaitės specialybė. Ir ten, sakykime, yra 10 mokinių vienoj grupiai ir vienas dėstytojas, žodžiu, dėsto tai grupiai. Ir, žodžiu, labai kokybiškas mokymas. Žodžiu, kodėl aš kalbu apie tai? Dėl to, kad tai yra įmanoma, bet įstoti tenai labai sunku. Taip, kita galimybė, sakykime, mokslo, ką aš pasirinkau. Aš ten bandžiau įstoti, aišku, tos prestižinės mokyklas, bet ten, sakykime, yra 100 žmonių į vieną vietą, ar dar daugiau, nes ten, aš atsimenu, laikėme egzaminus, didžiulę salę, kad išlaikyti tą egzaminą. Ir dar yra 3 egzaminai. Jeigu neišlaikai vieno to lygio egzamino, paskui jau antro nebegali laikyti. Ir po truputį ten mažėja tų studentų skaičius. Aš pasirinkau studijuoti Sorbonoje. Ir ten tas toksai mokymas yra daugiau nuo studento priklausantis, nes dėstytojas pateikia kažkokius tai šaltinius, nurodo šaltinius, o studentas pats turi juos pasirinkti ir gilintis į tą dalyką. Sakykime, jeigu man įdomus scenarijus yra, aš perskaitysiu viską, kas apie scenarijų ir aš į tą gilinsiuos. Arba, sakykime, ten apie nebylų kiną, aš labai noriu tapti specialistė, aš prieisiu prie dėstytojos, klausiu jo, kur aš galėčiau rasti informacijos, kur man reikia eiti ir aš apie tą gilinsiuos. Tai toks nėra mokymas grinai, aš tave paimsiu už rankutės ir ten nuvesiu ir tu dabar mokėsi. Ne, čia reikia grinai pačiam studentui eiti, viską susižinoti ir būti labai savarankiškam. Manau, Lietuvoje irgi tas pats yra, tik tiek gal čia mažiau šaltinių yra, mažiau galimybių. Dabar gal pereikim truputį link jau jūsų kūrybos. Jūs kažką tai kūrėt, buvo kažkokie bandomieji kursiniai, aš nežinau, darbai studijuojant. Ar buvo kažkokie filmai, etiudai, nežinau, kas tai buvo? Aš, sakykime, pirmais metais aš supratau, kad kai kurie studentai už mane daug daugiau žinojo apie kiną negu aš. Aš atėjau į tas studijas, nieko nežinodama apie kiną, apie kino techniką.
Ir, o kadangi tai reikia grinai suktis ir labai greitai, kadangi pažymiai, mokslai, metai bėga labai greitai, tai aš supratau, kad ir man reikia čia suktis ir aš tas visas, sakykime, montavimo programas aš susiradau labai greitai, ta prasme, aišku, negalima sakyti, kad aš ten jas, ta prasme, jos buvo, kaip pasakyti, nukopijuotas, nelegaliai, bet, žodžiu, studentams reikia patiems suktis, patiems montuoti filmus, patiems filmuoti, patiems sukurti scenarių. Ir mano pirmas filmas, skaitau, buvo tik tai 2 metais, nes 1 metais aš ten šiek tiek nesusigaudžiau, kaip reikia viską daryti. O 2 metais mano filmas net laimėjo prizą, studentų prizą studentų kino festivalyje. O paskui 3 metais aš sukūriau tokį daugiau asmeninį filmą. Aišku, kokybės prasme jisai nebuvo ten techniškai geros kokybės, kadangi aš buvau pati viena ir režisierė, kartais net man reikėjo kamerą laikyti su mikrofonu. Tai parodo, ta prasme, jisai neblogas yra tik tiek, kad, sakau, man trūko rankų tas, kas padėjo, aišku, bet buvo daug, kas man padėjo ir aš gavau geriausiai įvertinimą tuo metu šito filmo. Ir ką aš dar turėjau pasakoti? Kas ten buvo? Jo, tai o šiaip ten taip man dėl įdomumo, aš tik paklausiu, su kino kamera filmavot ar skaitmeninė? Su skaitmeninė. Aš labai norėčiau sukurti ir juostinę filmą, tik tiek, kad tai daug brangiau kainuoja. Ir reikia daugiau žinoti, nes, sakykime, režisierių nepakanka tik režisieriaus žinių, reikia ir operatoriaus žinių šiek tiek turėti. Nu, aš dabar, galima sakyti, turiu daugiau tų žinių ir galėčiau ten, sakykime, juostinį tą filmą daryti, bet reikia dabar pinigų. Dabar, sakykime, šiuo metu ką jūs veikiate, baigusi tą studijas? Aš dabar rašau scenarijus 2 filmams, vienas trumpametražinis filmas apie musulmonės moters padėtį visuomenėje ir antras dokumentinis filmas apie Pažaislio vienuolyną. Tai jūs planuojate ir Lietuvoje galbūt filmuoti kažką tai? Taip, aš planuoju gyventi šiek tiek tarp vienuolių ir žiūrėti, kaip jos gyvena, jų gyvenimo būdą. Ir jis būtų šiek tiek politinis, nes aš taip pagalvoju, kad Lietuvoje tas lietuviškumas buvo labai surištas su katalikybė. Ir nepriklausomybės metais visi kažkaip į tą tikėjimą persimetė. O vat, būtent šiandien tas lietuviškumas labiau skiriasi nuo to tikėjimo. Ir aš noriu panagrinėti tą situaciją lietuvišką būtent šiandien, kodėl taip atsitiko. Kitas klausimas būtų, dar tiesa, po studijų sukūrėt kažkokį tai filmą, ar dabar buvo pertrauka kažkokia, kas? Aš sukūriau, buvo tai daugiau užsakymai, nes buvo klipą sukūriau, paskui ten buvo keli reklaminiai tokie video, o daugiau pati, ne. Ar Šiaulių miestas turėjo įtakos formuojantis jūsų asmenybei, režisieriaus profesijoje? Turi kažkokią įtaką, sakykime, patirtis kažkokios iš vaikystės dar kažkas? Be abejo. Visa aplinka, žinoma. Nežinau kaip, bet man yra Šiauliai magiškas miestas. Nežinau kodėl, bet visą laiką labai malonu grįžti čia ir galbūt, jeigu būtų kitokios čia aplinkybės, aš labai norėčiau čia apsigyventi, bet dabar tokių galimybių nėra. Ką, dėkui tada.